Saulutė persirito į pavasario pusę, todėl šiandieną mes pabandysime pasisėti daržą ant palangės. Ir turime greitai augančių daržovių, todėl kad jas yra labai paprasta auginti ir kiekvienoje virtuvėje galime rasti tiek vietos, kiek jom reikia. Taigi mums šitam tikslui reikės lėkštelės, bet kokią turit namuose. Jeigu didelė jūsų šeima, jūs galite didesnę lėkštelę. Šiuo atveju pasirinkau štai tokias. Reikia popierinių rankšluosčių. Popierinis rankšluostis, iškirpkit pagal formą, keletą lapelių sudėkit. Jeigu bet kokios kitos turite medžiagos, lengvos, gerai vandenį sugeriančios. Ir tiesiog mes sudrėkiname šitas medžiagas įtiestas ir pasisėjame. Ką galime pasisėti iš greitai tokių augančių ir dygstančių daržovių? Tai lapiniai ridikėliai. Vienas dalykas, kad tai skanu, su kiaušiniu labai skanu, ant sumuštinių labai skanu uždėti. Ir dar kas labai gražu, kad jie yra raudonos spalvos. Neišsigąskite, kad pradedant dygti jie atrodys žali, tačiau vėliau jie pakeičia spalvą. Ir štai mes nepagailėkite sėklų, todėl kad augalėlius valgysim mažučius su porą trejetą lapelių. Taigi belieka jums tik tai paberti, nepamirškite uždengti lėkštelės. Kuo tankiau pabersim, tuo daugiau turėsim, kaip sakyti. Ir uždengiame bet kokiu pasirinktų, kokį turite virtuvėje jums patogų indą, kad negaruotų ta drėgmė. Ar štai tokį, nuo mikrobanginės dangtį, ar kitą didesnę lėkštelę. Žodžiu, viską galima, būtų gerai, kad tai būtų skaidru, tačiau sudygsta šitie augalai praktiškai per 2-3 dienas. Štai toks pipirnės 2 dienų dygimo daigelis. Palaikysite dar 4-5 dienas ir jau galėsite naudoti sumuštiniams. Tai mes čia turim ridikėlius lapinius. O pipirnė, galite pipirnę sėti tiek plačialapę, tiek smulkiais lapeliais. Vienodai gerai jos dygsta, vienodai gerai. Tik tai šita yra gal kažkiek tai, kol jauni lapeliai, jinai yra gal dekoratyvesnė. Tačiau skonis yra tas pats, kaip kas labiau mėgsta. Pipirnę taipogi pilame gana tankiai, nes turėsime daugiau augalėlių. Bet reikėtų tai kartoti kas keletą dienų. Jeigu norite turėti pastoviai, tai reikėtų kas keletą dienų sėti, kad turėtumėte nepertraukiamą savo prieskonių liniją, sakykime. Ir statom į šiltą vietą ir laukiam pasirodint pirmų daigų. Tačiau ta šilta vieta pirmas dienas gali būti ir kažkur tai arčiau radiatorių, kad šiltesnė būtų. Ant palangės truputėlį yra šalta. O kada pradeda dygti, jau tada būtent reikalinga šviesa. Dar norėjau pasakyti, kad galite ne tik pipirnės ir ridikėlius pasisėti. Lygiai taip pat galite pasisėti blakinę kalendrą. Yra žmonių, kurie labai mėgsta, ne visiems jinai patinka, tačiau tai yra rafinuoto skonio mėgėjams jau šita daržovė. Taip pat sėjamosios gražgarstės, turinčios lengvą riešuto skonį. Taip pat petražolės. Bet šitas reikia turėti omeny, kad šitas pasisėjus reikia naudoti arba retinant pasėlį, jeigu tankiai pasėjom, arba naudoti 3-4 lapelių fazėje, nes toliau jos gali ištysti.
Noriu pristatyti šio sezono naujieną, labai greitai augančias ir labai jaunas vartojamas maistui salotas. Tai yra baby leaves salotos. Šios salotos yra naudojamos taipogi 3-4 lapelių fazėje ir jos neauga itin didelis, tačiau auga labai greitai, visiškai kitaip nei kitos salotos. Pas mūsų tinkle yra profesionalams skirtos salotos šitos. Baby leaves tai yra išvertus jauni lapeliai. Jeigu jums patinka, tai vadinkit kūdikių lapeliais. Vaikai labai mėgsta šitas salotas, todėl kad jų nereikia nei pjaustyti, tačiau taipogi noriu įspėti, kad šitos salotos, kurios gražios raudonos spalvos, tai jos irgi iš pradžių dygsta žalios ir tik tai vėliau paraudonuoja. Tai yra dvi veislės yra romen tipo, turime taipogi Batavija tipo salotų ir mes pabandysime šiandien jas pasisėti. Šitas salotas mes sėjam tiesiog į padėklą, sudrėkiname, substratą naudojame daigams, kad būtų smulkus, sudrėkiname pakankamai, taip jau, kad užtektų tos drėgmės sėklytėm dygti, nes taipogi reikės uždengti, o uždengsite tuo, ką turite. Galite uždengti polietilenu, galite labai patartina stiklu uždengti, kol nedygsta. Ir taipogi šitas salotas reikėtų pastatyti šiltesnėje vietoje, kad greičiau dygtų. Sėjamos taip pat gana tankiai. Ir eilutėmis, nes naudosime taip pat 3-4 lapelių fazį, kad jas tiesiog būtų galima tiesiai į lėkštę nukirpti ir dėti į lėkštę. Tiek sėklų sėjai, tiek užpilimui reikia naudoti specialų substratą. Substratas daigam yra labai smulki išpurenta durpė, kuri yra praturtinta smėliu, praturtinta maisto medžiagomis, todėl augalai gerai gali šaknytis. Labai storai nereikia užpilti salotų sėklų. Tiesiog truputėlį reikia atminti visada, kad kuo smulkesnė sėkla, tuo mažiau reikia užpilti. Kai kuriom daržovėm, kai matėt, pipirnės sėjom, iš viso nereikia jokio užpilimo. Noriu atkreipti dėmesį, kad visos šitos sėklos yra biologiškai švarios, yra nebeicuotos, todėl drąsiai mes galime maitinti vaikus ir jos skirtos visiems tiem, ne tik tai kūdikiams, sakykime, bet skirtos visiems tiem, kurie nori sveikai maitintis ir pagerinti savo mitybą, nes itin mamas prašyčiau atkreipti dėmesį ir nepatingėti savo vaikučiams užsiauginti. Jeigu patys perkate kitur salotas, tai vaikučiam galime ir namie užauginti. Taipogi po visų šitų mūsų žalumynų nepamirškite tai, ką mes ankstesnėse pamokose mokėmės, kad galime pasisodinti ir svogūnų sodinukų, kurie labai greitai auga. Geriausiai yra sodinti šitos gelsvus, bet kurios veislės sodinukus, jie greičiausiai atželia. Štai praėjo 3 savaitės. Mes turime tokius gražius baby leaves salotų lapelius. Kaip sakiau, iš pradžių žalias dygsta, paskui jis nusidažo. Taipogi mes jau užsiauginome ir pipirnę. Pipirnė, kaip sakiau, reikia dar trumpesnio laiko. Tačiau jau mes galime savo pasipuošti ir pasiskaninti, tiesiog neišimant iš indelio, neraunant, tiesiog pasibarstome ir turime štai šitą gražią lėkštę.